beveik 1000 parašų. Tiek jų surinkta, kad šioje vietoje nebūtų tvarkomos statybinės ir medicininės atliekos. Kaip tikina vietos gyventojai, įmonė yra per arti gyvenamųjų namų ir upės, todėl nepavyks išvengti nei nemalonaus kvapo, nei aplinkos taršos. Vaidotai – miestelis, kur ant upės kranto planuojama tvarkyti medicinos atliekas. Kodėl? To paaiškinti šios įmonės savininkai nepanoro. Į daugybę mūsų skambučių tiesiog nebuvo atsakyta, o štai Vaidotų gyventojai į mums iškilusius klausimus atsakinėjo netgi labai noriai. Ne, mums nereikėtų, mes norim ramiai gyventi ir visi Vaidotai nori ramiai gyventi. Čia bus triukšmas, čia paskiau nei būtų neparduosi, nei nieko neparduosi. Triukšmas ir veikiausiai krisiančios nekilnojamojo turto kainos Vaidotuose ne vienintelė priežastis, kodėl vos išgirdę apie atliekų tvarkymo įmonę gyventojai susiraukia. Bus užterštumas upėj, nei pasimaudyti nebus, nei nieko. Ir, kai sakant, mes vasarą vaikštom ir pasimaudyti, viskas, bet tikrai čia nereikalinga. Mes jau ir parašus rinkom visi ir čia to nereikalinga. Pasirodo, pirmasis pašnekovas nemelavo. Prieš atliekų tvarkymo įmonės veiklą pasirašė tikrai visi miestelio gyventojai, bent jau tie, kuriuos sutikome tądien.